Sveiki visi, trumpas video. Pastatytas stulpas pilnumoj, ištampytos atatampos, suvaržyta, uždėta viršūnė, vėjo jėgainiai, matosi viršui išlindęs laidas. Žodžiu, viskas padaryta, stulpas lauks vėjo jėgainės. Trumpai apie trosus, aukštį ir visus matmenis, nes daug klausinėja, tai nelabai suprantu, gal nežiūrit viso video ar kaip, nes praktiškai kiekvienam video, kiekvienoj daly minėjau. Žodžiu, visų atatampų trosai, tiek libiotkės pakelimo trosai yra 6 mm storio, pilnumoje užtenka. Toliau aukštis stulpo iki viršūnės, atsiprašau, 10,50 m, bet imant su žemės lygiu, nes šiandien kalno yra dar 1,5 metro, tai žodžiu gaunasi 12 metrų aukštis viso. Toliau atstumai iki trosų, kaip sakant, polių, kur reikia įtempti, užkabinti trosus. Tai, kaip sakau, visada koks stulpas, sakykime, grubiai 10 metrų pats stulpas, dar 1,5 metro, tebūnie 12 metrų. Tai, žodžiu, bent jau pusė stulpo turi būti 6 metrai nuo stulpo į šoną, kad uždėti trosus. Nes kuo statesni jie, tuo didesnė tikimybė, kad stulpas vaikščios. Kai per daug, kaip sakant, plačiai, irgi negerai, sunku trosai tiem gausis su banga. Žodžiu, geriausiai apie, sakykime taip, nuo 50 iki 70% stulpo aukščio, žodžiu, matmuo turi būti iki šitų vietų. Viskas. Dabar jau manau, kad supratot visi, kad trosai 6 mm storio, stulpo aukštis nuo žemės lygio 12 metrų ir atstumai nuo stulpo iki trosų įtempimo atatampų 6 metrai. Visur čia gavosi 3 vietos, 4 vieta gavosi 7,50, dėl to, kad ten medžiai, šaknis neišėjo išgręžti. Pakeitėm libiotkės trosą, dar pratepėm pačią libiotkę su tepalu. Žodžiu, viskas stovi kaip įkalta, viskas įtempta. Čia, kaip sakiau, dar įgręšim polį, padarysim tokį apkabinimą, kad paprasčiausiai tas vamzdis nesimakaluotų ir biškiai temptų. Nes šitą veržiant, kaip sakant, lenkia tą vamzdį, tai praktiškai čia dabar jokios naudos neturi, nes tas vamzdis palaidas. Čia 20 minučių darbas, viskas. Kai jau jėgainę kelsim, bus paruošta tam, kad čia įtvirtint būtų gerai. Visur viskas įtampyta, užkabinta. Čia, kaip sakiau, gavosi šitas vienintelis 7,50 atstumas nuo bokšto, nes neišėjo išgręžti, nes šaknis buvo. Tai dar visai viskas normalu, viskas normos ribose. Laidas jėgainės eina per vamzdį, po to ten išlenda ir vidurinį trosų va žemyn ir paskui jau kasim po žemę, eisim iki garažo. Viskas, stulpas pastatytas. Dar čia, kas nematė, pirmą kartą žiūrit, bet siūlyčiau, jeigu jau žiūrit, tai mano kanale susiraskit, YouTube'as tikrai yra 1, 2, 3 dalis, kas kaip padaryti. Čia yra išgręžtos skylės, įklijuotas su specialiais klijais, nerūdijančio plieno ilgasriegiai, čia 16, ten 14. Žodžiu, viskas laiko, viskas jau patikrinta ne vieni metai, nes tas stulpas stovėjo pas mane kieme, kas matėt, vištinykė ten, bet perkeliam čia, nes gavosi ir aukščiau, čia vėjai geresni, niekas neustoja praktiškai. Taigi, viskas, laukiam
Laukiam, kada pasidarysim jėgainę ir kelsim jėgainę. Visiems iki pasimatymo.